Ketvirta diena mūsų kelioniai po Airiją ir pagaliau velniai rautų rytas. Saulė spigina kaip reikiant, dangus giedras mėlynas, vėjas pagaliau nustojo mus dulkint. Atrodo, Airija pagaliau apsiramina ir liovėsi su mumis kariauti, nes vakar vakare, Atrodė, kad ne kempinge miegam, o kažkur Atlanto vidury. Tas vėjas taip talžė palapinę, kad jau rimtai galvojau, tuoj atsikelsim ne Airijai, o Islandijai. Kempingas čia stovi tarp dviejų paplūdimių. 100 metrų į kairę – paplūdimys. 100 metrų į dešinę – irgi paplūdimys. Diena – tobula vieta. Rinkis, į kurią pusę nori eiti, bet kai naktį užpučia Atlantas, romantikos lieka gerokai mažiau. Beje, jeigu čia užklydai visiškai netyčia ir nesigaudai, kas vyksta, geriau pradėk nuo pirmos dalies, bro. Visas ankstesnės serijas numečiau video aprašyme. Taip visa šita kelionė susidėlios daug smagiau. Šiandien planas paprastas. Prasukti ratuką pro vieną garsiausių Airijos maršrutų – Ring of Dingle. Bet prieš tai dar reikia persiversti per Conor Pass. Sako, jeigu jau atvažiavai iki Dingle pusiasalio ir nepravažiavai šito kalno, tai lyg ir buvai, bet nelabai. Ring of Dingle maršrutas visai nebereikalo vienas garsiausių visoje Airijoje. Jis turi visko – kalnus, Atlantą, siaurus keliukus, kur kartais net 2 mašinams sunku prasilenkti, mažus žvejų kaimelius ir vaizdus, dėl kurių norisi sustoti kas 5 minutės. Kartais net pradedi juoktis iš savęs. Vos nuvažiuoji kilometrą ir vėl galvoji, čia irgi reikia droną kelti. Aišku, tada kelionė iš karto pailgėsiu kokiam 3 valandom. Bet čia turbūt kiekvieno filmuojančio liga. Jeigu važiuoji tik tam, kad kuo greičiau apsukt ratą, tai šitas maršrutas ne tau. Čia reikia neskubėti, sugert viską akim. Tiesiog sustot. Ir leist Airijai pačiai parodyti, dėl ko tiek žmonių šitą vietą vadina viena gražiausių visoje saloje.
po sustojimo prie Duncan Pier visai netyčia įsimaišiau į koloną su kitais baikeriais. Nieko neplanavom, nieko nederinom. Tiesiog vienu momentu žiūriu, priešais mane keli motociklai, tas pats tempas, tas pats kelias. Šitie dinglė pusėsalio keliukai išvis kažkas kita. Atrodo, pasuki bet kur nuo pagrindinio kelio ir randi vietą, kur norisi sustoti. Aišku, tas pasivažinėjimas su naujais kompanionais ilgai netruko. Bet Ring of Dinglė grožis ir yra tas, kad čia maršrutą gali susidėlioti kaip nori. Nori daugiau kalnų? Prašom. Nori daugiau pakrantės? Suki link vandenyno. Nori mažų laukinių keliukų, kur GPS turbūt pats pradeda abejoti savo sprendimais. Čia jų pilna. Šita vieta tokia, kad vieną kartą turbūt neužtenka. Gali važiuoti to pačiu pusėsaliu kelis kartus ir vis tiek kiekvieną kartą rasi kažką naujo. Reikia palauk, kol Google Maps susivoks, kur mes esam ir kur mums reikėtų judėti. Bet nieko, judam toliau pagal planą. Kitas mūsų taškas – Minard Castle. Vieta, kurią buvau pasižymėjęs dar prieš kelionę, ir tokios vietos man labiausiai patinka. Ne tos, kur stovi didžiausias turistų autobusas ir visi fotografuojasi eilėje, o tos, kur reikia šiek tiek pasukti nuo pagrindinio kelio ir tada staiga prieš akis atsiranda istorija. Minard Castle tai 16 amžiaus bokštinė pilis, stovinti ant smėlėto paplūdimio prie pat Atlanto. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad ji tiesiog palikta vienui viena kovoti su vėju, bangomis ir laiku. Ir turbūt tame visas grožis – netobula, nenugludinta, o tikra. Šita pilis priklausė Fitzgerald šeimai, o dabar likę tik jos griuvėsiai.
Po puikios dienos ant ratų laikas judėti link kempingo. Vietą jau buvau užsibuokinęs iš anksto, todėl kelioms naktims čia apsistosim. Juk vienas iš šios kelionės tikslų – užsukti į Kilarni Bike Fest, pasimėgauti atmosferą ir pasižiūrėti, ką ten baikerių pasaulis paruošė. Na ką, judam link jo. Saulė nusileidžia, varikliai nutyla, bet kelionė nesibaigia. Už kiekvieno posūkio laukia dar viena istorija, o rytoj dar viena diena kelyje. Tai jeigu šitas video bent kažkiek užkabino, žinote visą YouTube magiją. Kalkit like, prenumeruokit kanalą, brūkštelkit komentarą ir susimatom kitoj daly. Arba kažkur pakeliai.